Kauno apskrities advokate yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl LRBK 22 straipsnio ir 129 antros dalies 7 punkto dėl pasikėsinimo nužudyti pavojingu būdu keletą žmonių. Ar tai tiesa, kad buvo šaudoma automatiniais ginklais? Ne, tai buvo šaunama vienu automatiniu šaunamuoju ginklu. Ar tai yra automatas? Tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys. Aš manau, kad mes galėsim pateikti daugiau atsakymų, kada bus surinkti pilni duomenys apie čia įvykusį incidentą. Kiek galėjo būti šūvių paleista pirminiais duomenimis? Ne vienas ir ne du. Daugiau negu 10? Tai vėlgi susijęs su informacija apie ikiteisminį tyrimą. Aš manau, kad tikrai šiuo metu mes dar negalime to komentuoti. Bet tai tikrai ne vienas ir ne du. O pagal tą pirminę informaciją, kaip čia buvo skelbta, kad atėjo žmogus ir tiesiog pradėjo šaudyti, ar kaip ten? Taip. Tiesiog atėjo, jisai nebuvo viduje, atėjęs tik iškart pradėjo. O jisai šaudė į žmonės ar šaudė į sienas, į lubas, kaip buvo? Vėl jūsų klausimai susiję su ikiteisminio tyrimo duomenimis. Galiu pasakyti tai vieną, kad laimingo atsitiktinumo dėka nėra nei vieno sužaloto žmogaus ir nėra nei vieno žuvusio. Yra tikrai gera naujiena. O dėl ko medikų prireikė? Matėm, kad išvežė žmonės. Turbūt kažkam pasidarė negerą, tai iškvietė medikus, nes toks įvykis yra neeilinis. O tai gali būti susijęs? Jeigu mes galėjome žiūrėti tik tai tiek kitose užsienio valstybėse, kad atsitinka tas, tai atsitiko ir pas mus. Aha, tai gal kaip nors susijęs su grupuočių kažkokiu tarpusavio aiškinimuose? Ne. Ar jūs čia, tai prasme, kad jis taip iš niekur nieko ir pradėjo šaudyti, beje, neturėjo konkretaus tikslo kažkokio žmogaus, kurį norėjo nušauti ar kažką? Aš manau, tikrai ne. Ar jis buvo blaivus? Atlikus tyrimus mes galėsim pasakyti, ar jisai yra apsvaigęs nuo narkotikų ar nuo alkoholio. Šiaip iš pirminių ten tų duomenų manom taip, kad jisai tikrai nebuvo blaivus. Bet jie sulaikyti du. Kodėl jie du sulaikyti, jeigu tik vieną šaudė? Todėl, kad yra šiai dienai ten tokie duomenys, pagal kuriuos yra sulaikyti du asmenys. Po to spręsim po 48 valandų dėl kreipimosi dėl kitos kardomosios priemonės parinkimo, ar dėl dviejų, ar dėl vieno. Jie yra žinomi policijai, jie susiję su nusikalstamu pasauliu, ko jie buvo? Aš galiu tik pasakyti trumpai, kad tai yra policijai žinomi asmenys. Tada jūs tik nustatyta, turi šaudė iš jų? Taip. O antro vaidmuo koksai yra pamatuota? Dabar negaliu komentuoti. Tai jie gal kažkokių skolų atėjo? Jeigu daugiau klausimų neturi, tai tikrai ačiū už dėmesį. Ačiū jums. Ramios nakties. Dėkui. Dėkui.